Atvažiavom vėl į Mūrinį kalną šiandien. Išbandysim naują taką 12 km. Nu, čia ta vieta, kur mes jau kažkada buvom, bet ėjom kitą maršrutą. Tai reikėjo lipti per 3 kalnus. Čia ta vieta, kur filmavo serialą Games of Thrones. Kažkokias kelias serijos ar ką ten parašyta. Kelias epizodus. Nu, tai bandysim dabar eiti naujų maršrutų. Nežinau, čia biški per mišką reikės eiti. Nu, šiaip atrodo neblogai. Vaizdai tokie gražus. Nu, pafilmuosiu. Gal, pabandysiu su dronu biški paskraidyti. Gal ką nors išeis. Jeigu lietus nepradės lyti. Nu, su oru kažkaip nepasisekė vakar, tokią dieną buvau gražią. Galvojom, kad šiandien saulutė švies, bet kaip visada mums nesiseka. Nu nieko, kaip nors. Ką pražygiavom 2 kilometrus, dabar pradedam kopti į kalną viškį tokią. Nu, takas kol kas normalus toksai, nesunkus, nu, daug upelių, jeigu su šunelis eisit atsigerti. Nu, ką, lipam toliau. Varom miško takeliu. Kol kas viskas gerai, da. Baravyksna. Benalgalio. Dar vienas baravyks. Matomai, čia tam miškeliui blecha grybų yra. Kas sugalvos pagrybauti, gali tuo atvažiuoti. Aprašymė bus vieta, kur randasi tas miškelis. Nu, baravykai auga palei kelią. Aš nežinau, būčiau paėmęs, bet neturiu krepšio. Kaip mano Rūta grybų nevalgo, tai man vienam kaip ir nereikia. Nu. Kažkokie grybai neaiškus. Įdomus toks takas, prasidėjo toks miškas, bėga upelis, žmonės maudosi, ateina su riugzakais, su rankšluosčiais.
Nu, įdomi kol kas. Kai lipam į viršų, ten viršų turi prasidėti vaizdai dar geresni. Nu čia aš jums pasakysiu, atrodo galingai. Tas upelis, miškas galingas, toks panašiai kaip Korsikoj buvom, kalnuose. Oho, patarčiau visiems nueiti tą atkarpą. Ką, išlipam iš miško, jau arčiau viršūnės biškį lipam. Prasidėjo takas. Biškį rūkas toksai duoda, vėjas biškį sukyla. Blecha, kol ėjom mišku, sušilom. Blecha, dabar šalta biškį. Nu nieko, kaip nors davį pasieksim viršūnę. Miškas pasibaigė, lipam į kalną, laukais. Urelis toks nelabai, rūkas, biškį vėjukas užpučia. Kas tam bus viršui, nežinau, na. Ką, biškį sustojom pavalgyti. 6 kilus jau atvarėm. Radom vietą, tiek gražių vietų buvo miške pasidėti, ne, bet laukuose. Varom į Marsį kažkur. Į vieną žmogaus, ne vienas skis praeina, vaiduoklis kažkoks. Jo, taip nori salmutę, man rodos, šlysti, bet tas rūkas neduoda, jai niekaip prasiskverti.
nuotraukos, nieko nesimato. Kitas įgrikės grįžti turbūt kada nors. Varom atgal iki mašinas. Dar 3 km ar 2. Užlipam paskutinį kalną. Rocky Balboa. Blecha biški vargina tokia kelionė, bet dėl to, kad oras lievas, nieko nesimato. Einam saurai, tik tai kad eitina. Liko dar porą kiekų, kažkaip dabar turim nuo kalno nusileisti. Jau bus mūsų parkingėlis. Pražygiavom savo maršrutą 12 km, užtrukom 4 valandas. Nu, maršrutas, blecha, geras. Pirma atkarpa iš vis tokia įdomi, ten už galo reikia eiti, yra takas toksai, vaizdai tokie, miškelis, afikėnas, miškelis teka, ble, žmonės maudosi, ten ateina. Gražu, iš vienos pusės toks miškas senovinis. Paskui biškai prasideda kalnas, plikas, toksai, blecha, jeigu nebūtų rūko, būtų vaizdai aфиgenį. Užtaikysit gerą orą, jeigu norit airiją kažkam parodyti, tai jeigu eisit tą taką, tai viską pamatysit. Ir miškus, ir kalnus, ir vaizdus, viską, bet tik tai reikia orą užgauti. Nu, šiaip takas labai patiko, 10 balų mačiau. Aišku, jeigu pažiūrėjot, palaikykit, pasubscribinkit, galit komentarą parašyti. O ką, mes judam link namūno, rytoj dar bus. Čiupsim. Bye. Nu va, čia parodyta, kad čia buvo nufilmuotas kažkokie epizodai iš Game of Thrones. Čia kažkas. Toks parkingėlis. Labai patogus parkingas.